Sveiki, prieš prasidedant naujam epizodui noriu paskelbti praėjusios savaitės skelbto konkurso nugalėtoją. Ir noriu paminėti, kad mes su tavim susisieksime. Geros peržiūros. Sveiki visi. Šiandien yra diena ypatinga tuo, kad yra lygiai 2 metai, kai esu atsisakęs alkoholio ir tiesiog noriu su jumis pasidalinti pliusais, gal minusais ir šiaip bendra patirtimi per visą šitą susikaupusią jau gan nemažą laiko periodą. Plius noriu pabrėžti, kad alkoholis niekada nebuvo mano kažkokia priklausomybė. Niekada nebūdavo taip, kad aš gerčiau vienas namuose alų prie televizorio, vyną ar šampaną ar dar kažkokį alkoholį. Nebūdavo taip, kad man reikėdavo prie vakarienės stalo išgerti taurę kažko. Man bendrai alkoholis niekada nebuvo skanus. Tai labiau būdavo su draugais, su chebra, varom į kažkokį renginį, varom į vakarienę ir reikia išgersti, toks labiau kaip socialinis dalykas. Varom, nes tai būdavo kažkaip susiformavę jau nuo paauglystės, kad kažkokie renginiai, arba ten po varžybų, arba po dar kažko reikia alaus išgerti, paminėti. Ir tas peraugo į tokį, kad kažkada kaip išeini ir geri. Ir tai nebuvo kažkokia nei priklausomybė, nei dar kažkas, tai dar tiesiog noriu pakartoti, kad tai buvo labiau toksai socialinis dalykas, nes pas mus yra tas antiek priimtina, kad jeigu tu negeri, kas atrodo visiškai normalu, tai tu atrodai keistas. Tarp draugų, tarp net giminės ir šeimos susibūrimų ir švenčių ne kartą esu girdėjęs ir gal pačiam teko net, kad siūlo giminės ar išgerti ir jeigu sakai, kad negeri, tai sako, vaikeli, kas tau yra, kodėl negeri ir visi tokį spaudimą tau daro, kodėl negeri, kas tau yra, gal sergi, Antiek yra pas mus visuomeniai priimtinas šitas alkoholio gėrimas, kad jeigu tu to nedarai, tai tu atrodai keistas, nors realiai turėtų būti atvirkščiai. Dabar norėčiau pakalbėti apie kelis dalykus, kurie turėjo tikrai didelį įtaką. Tai psichinė sveikata. Bendrai, pakalbam apie alkoholio psichinę sveikatą. Pakalbam apie psichinę sveikatą ir kokią įtaką turi tam alkoholis. Tai alkoholis yra depresantas ir gali laikinai jūs atpalaiduoti. Bet ilgainiui sukelia ir nerimą, ir depresiją, ir dirglumą. Čia yra tiesiog faktas. Jūs galite savo artimoje aplinkoje, nežinau, jeigu ne savo artimoje aplinkoje, bet šiaip tada pasižiūrėti žmonės, kurie dažnai išgeria, gal pas juos tai pasitaiko kasdienybė, kad jie nervuoti, prastai miega, linki į depresiją. Aš iš savo patirties galiu pasakyti, kad aš žinau tokių žmonių. Tikrai tokių yra. Kitas dalykas labai svarbus, kad alkoholio vartojimas labai kenkia miego kokybei. Gal kas iš žmonių, kurie taip atidžiai nesekate, bet tarkim, čia nėra jokia reklama, bet nusipirkus VUPą, kuris seka jūsų miegą ir atsistatymą, jūs tiesiog pamatytumėt, kokią įtaką daro jums 1 taurė kažko, 2 taurės kažko, jau nekalbu apie visą naktį gėrimą, nemiegojimą ir visą kitą. Tai tiesiog kardinalus skirtumas, nes žmonės gal ne visi taip gerai save pažįsta, kad galėtų jausti iš vidaus. Jie supranta, atsikeliu, blogiau, ne taip gerai jaučiuosi. Nes jie negali palyginti, kaip gerai galima jaustis ir kaip blogai galima jaustis. Bet kaip tu tą matai, kaip tau tą rodo prietaisai, pagal tavo pulsą, širdies dūžius ir visą kitą, tai tas tikrai
verčia susimastyti. Ir alkoholis miego turi didelį įtaką. Kiti sako, aš kaip išgeriu, kad geriau miegoti. Tai čia tikrai yra mitas ir dar nei vienas žmogus gerdamas alkoholį geriau nemiega. Taip kad tikrai pamastykit, nes miegas yra vienas svarbiausių, net aš gal sakyčiau svarbiausias dalykas jūsų gyvenime, kadangi miego metu vyksta visi atsistatymo procesai jūsų organizme. Tai čia yra pirmas dalykas. Antras dalykas yra fizinė sveikata. Kenkia gyvybiškai svarbiems organams. Aš suprantu, kad dauguma apie tai nesusimasto, apie sveikatą savo negalvoja. Žinote, kaip yra pasakymas, visi turi 100 problemų, iki kol neatsitinka viena su sveikata. Ir tada visos kitos tampa antiek nereikšmingos, kad atrodo padarysit viską, kaip tarkim, galim paimti, skauda dantį. Kaip skauda dantį, jums ten kas vyksta jūsų šiaip gyvenime, jums pasidaro jau nebesvarbu. Jūsų tik tais pagrindinis tikslas susitvarkyti, nusiimti danties skausmą, greičiau užsirašyti pas daktarą ir to atsikratyti. Alkoholis sukelia kepenų cirozę ir ilgainiui gali privesti prie kepenų nepakankamumo. Aš suprantu, gal čia jau greičiausiai reikia daug gerti, dideliais kiekiais kiekvieną dieną. Ten mes nekalbam apie žmonės, kurie išgeria 1 ar 2 kartus ten per savaitę po taurę kažko, bet vis tiek, kiti žmonės, manau, kad nesusimasto ir apie tai, kaip ten kiekvieną dieną išgeria ar alaus, ar dar kažką, ir jiems atrodo, kad tai visiškai normalu ir tikrai nieko blogo. Tai jūs žinokit, kad alkoholis jūsų organams neduoda nei vieno pliuso. Literaliai nei vieno. Čia ne tai, kad aš sugalvojau, ne tai, kad čia aš jums sakau, bet jūs tiesiog yra dabar begalė visokių šaltinių, kur jūs galite viską pasitikrinti. Tai yra ir ChatGPT. Dirbtinis intelektas galite ne vieną naudoti, kelis išklausinėti. Tie yra begalės podcastų. Jeigu nenorit klausyti, galite skaityti, yra pilna knygų. Bet nei vienoje knygoje nėra sakoma, kad yra bent kažkoks kiekis alkoholio yra geras ir naudingas jūsų organizmui. Nes alkoholis yra tiesiog toksiškas dalykas jūsų organizmui. Ir galit įsivesti tiesiog į Google, angliškai pasakysiu, most toxic drugs. Ir jūs pereikit per visas nuorodas ir pažiūrėkit top 5, kur yra alkoholis. Jūs liksite nustebę. Aš kaip tai pasižiūrėjau, aš irgi likau nustebę. Tai linkiu pažiūrėti ir pasitikrinti ir jums. Plius dar alkoholis didina susirgti širdies ligomis, aukštu kraujospūdžiu ir insultu. Ar jums to reikia? Manau, kad ne. Plius širdis jūsų vienas svarbiausių organų jūsų organizme. Trečias dalykas – susijęs su kelių tipų vėžio sukėlimu. Ypač moterim krūties vėžio sukėlimu, burnos ir gerklės ir storosios žarnos. Aš suprantu, kad dauguma apie tai nesusimasto ir, kaip ir minėjau, yra nesvarbu jūsų sveikata, iki kol kažkas jums neatsitinka ir tada jūs pradedate apie tai mąstyti. Bet tada jau būna per vėlu, tada jau daug yra sunkiau spręsti tas problemas, negu kažko atsisakyti ir atitolinti. Aš manau, kad visi norite gyventi sveikai, ilgai ir laimingai ir paskui neleisti 1000 savęs gydint. Jeigu iš vis dar bus galima pagydyti. Taip kad einam prie kito punkto. Apie žalą jūsų organams, manau, tikrai pakankamai pasakiau, o jeigu norite detaliau, tai sakau, internete dabar yra tiek medžiagos, kad ją perskaičius ir susikonspektavus, aš nežinau, kaip iš viso žmonėms kyla ranka pirkti, mokėti už alkoholį,
kuris dar, ten kitiems gal jokio skirtumo perka jie tenais pigesnį, bet kiti žmonės didžiuojasi, perka brangiausią alkoholį, kad literaliai save panuodyti. Nes jis jums neduoda nei vieno pliuso, tik tais nuodija jūsų visus organus. Judom toliau. Medžiagų apykaita ir kūno sudėjimas. Alkoholis yra tuščios kalorijos be jokios pridėtinės naudos jūsų organizmui. Jūs geriat bet ką iš alkoholinių gėrimų, tai yra tuščios kalorijos, jūs iš jų negaunate jokios naudos. Suprantu, kad daug kas kalorijų neskaičiuoja, gal net nežino iš viskas tos kalorijos yra, gal yra girdėję tą pavadinimą vienu, bet išgeriant ten vyno bonkį ar kelis alaus galima tikrai nemažai surinkti kalorijų, kurios jau geriau surinkti iš maisto, kuris jūs ir pamaitins, ir gausit makroelementų, ir jausitės geriau, ir sočiau, ir gausit tik tais naudos. Nei išgeriant kažkokio alkoholio, kuris jūs tiesiog panuodys ir turėsit tik tai žalą. Kitas dalykas – lėtina riebalų deginimą ir lėtina medžiagų apykaitą. Žmonės, kol yra jauni, aš labai pastebiu, jie nesusirūpina, jie kažkam pasiseka, gal kažką lieka medžiagų apykaita gera visą gyvenimą, gal nesvarbu net neatsižvelgiant į jų išgertą alkoholio kiekį, bet aš manau, kad čia yra labiau išimtis negu taisyklė. Nes jeigu jūs nekeisite įpročių savo, sakykim taip, kuo anksčiau gyvenime, tai jums paskui, kaip jūs busite 30, 35, 40 ar 50, tai bus padaryti dar sunkiau. Dar sunkiau, nes turi rezultato ir sudegintą riebalą paskui, ir paskui atstatyti medžiagų apykaitą bus žymiai sunkiau. Tai kuo jūs greičiau ir kuo mažiau to darysit ir keisit savo įpročius, tuo jums bus ateityje lengviau, geriau, ir būsite jūs sveikesnis, ir bus mažiau riebalo. Aišku, tas riebalas ne tik iš alkoholio ateina, bendrai iš ką jūs valgote, kaip aktyviai leidžiate laiką. Bet jeigu jūs dar specialiai prie savo viso to gal nesuper aktyvaus gyvenimo būdo ir gal nesuper teisingos mitybos, pastoviai pilsit alkoholį, kad jums lėtėtų medžiagų apykaita, išbalansuotų jūsų hormonus, tai patikėkit manim, jums tai pliusų irgi jokių neduos. Kitas dalykas, atsisakius alkoholio yra lengviau auginti raumeninę masę, kadangi alkoholis numušinėja ir išbalansuoja jūsų hormonus, vyram testosteroną, vyram testosteronas yra svarbiausias vyriškas hormonas, apie jį galite pasiskaityti detaliau, galite paprašyti, kad jums dirbtinis intelektas apie jį papasakotų ir išrašytų visą, ant kiek testosteronas vyrui yra svarbus. Kol jūs esate jaunas, jums gal ne taip aktualu, bet su metais jisai ir taip mažėja. Ir jeigu jūs dar pastoviai geriate, tai jūs jį dar labiau mušate į apačią, kas yra jūsų testosteronas krenta žemyn, estrogenas kyla į viršų ir jūs gal esate pastebėję ir galite atkreipti dėmesį. Žmonės, kurie daug geria, pas vyrus, atsiranda moteriškos krūtinės, jie stambesni darosi, todėl kad testosteronas žemas, estrogenas aukštas ir moteriškai hormonai pradeda dominuoti, todėl ir tokie figūros pokyčiai ir atsitinka. Taip, kad jeigu norite turėti raumens arba jį bandyti auginti, tai jums su alkoholiu tikrai nepakeliui. Aš suprantu, kad 1-2 taurės tai nepakenks, bet dauguma to negali padaryti. Mes kalbam apie didžiąją dalį žmonių, kurie negali atsisakyti alkoholio, kurie savaitgalis arba vakarais turi išgerti. Ten jeigu jūs gersit 1 ar 2 taurę per savaitę ar 2 ar retkarčiais, kada išgersit, tai nėra problemų. Bet didžioji dauguma žmonių negali be to gyventi. Taip, ne tai, kad negali be to gyventi, negali taip gyventi, nemoka taip savęs kontroliuoti, negali išgerti 1 taurę ar 2.
Kadangi ir šiaip realiai ta 1 ar 2 taurės jums nieko iš vis nei priduoda, nei dar kažką, bet jeigu kažką nori, tai kažkada nori tai padaryti, tai prašom. Bet mes kalbam apie bendrai visus žmonės, kurie negali be to. Kurie sako, kad aš galiu bet kada atsisakyti alkoholio, bet kol kas nenoriu, bet tu pas juos paklausi, o gal tu norėtum kada nors pamėginti, pažiūrėti, kaip tavo gyvenimas gal pasikeistų, savijauta, miegas ir visi kiti dalykai. Ne, aš kol kas nenoriu, bet jeigu aš kažkada norėsiu, tai aš tikrai tą padarysiu lengvai, bet jau eina begalę metų ir to pabandymo dar niekada nebuvo pas juos. Tai nežinau. Judam toliau. Hormonai, miegas ir atsistatymas. Šiek tiek prieš tai apie tai kalbėjom, bet dabar apie tai galima šiek tiek plačiau pakalbėti. Tai alkoholis mažina testosterono, augimo hormono ir raumenų atsistatymo lygį, kas vyrui yra super svarbu. Aš suprantu, kad vieniems tai yra daugiau svarbu, kitiems mažiau, bet jūs tiesiog prašau visi, nueikite ir pasiskaitykite apie vyram, sakau, testosterono naudą vyro organizmui. Kiek jisai visko kontroliuoja jūsų organizmui. Ir ant kiek jisai yra svarbus. Ir tada gal jūs suprasite, ir tada nueikit pasidarykit hormonų testą ir pažiūrėkit, koks jūsų testosterono lygis. Nes dabar yra begalė visokių tyrimų, kur rodo, ant kiek bendrai vyrų testosterono lygis, palyginus ten su 90 ar 60 metais, yra nukritęs masiškai per visą pasaulį. Nuo nesveiko gyvenimo būdo, nuo miego, nuo neaktyvaus gyvenimo ir visų kitų dalykų. Jūs tiesiog ne tai, kad aš sakau, bet jūs nueikit, pažiūrėkit. Aš irgi pats pasigilinau, aš irgi pats pasiklausiau, aš irgi pats pasiskaičiau ir aš kai visą tą informaciją pats priėmiau per save, perleidau, aš nežinau, man ranka tiesiog nekyla. Kiti, sako, tu čia laikaisi negeri ar vaidini, kiti iš vis galvoja, kad aš apsimetinėjau, slapčia geriu, bet tu kaip visą šitą informaciją apie hormonus, apie miegą, apie raumenis ir visą kitą, tu prasme, perskaitai, sužinai ir priemi, man tiesiog ranka nekyla ir man visiškai viduje nebesinori nei gerti, nei dar kažko, absoliučiai nesinori. Tai aš labai siūlau ir jums apie tai irgi pasigilinti daugiau, pasiskaityti, kad nebūtų čia, kad aš jums sakau. Alkoholis mažina savidiscipliną ir gebėjimą priiminėti sprendimus. Todėl labai dažnai būna po išgertuvių, tarkim, priimami neteisingi visokie sprendimai. Pavyzdžiui, man anksčiau išgerdavai, ant pachmielo atsikeli, kitą dieną norisi kebabo, visokio nesveiko maisto, kurio tu užsisakai daug, prisivalgai, nuo kurio tau dar blogiau. Tau atrodo, pas mus žmonėm atrodo, kad ant pachmielo reikia riebiai pavalgyti, nežinau, nesveiko maisto ir pasijaus geriau. Ne, po išgertuvių ant pagirių kaip tik sveikai pavalgyti, atstatyti elektrolitus, išgerti elektrolitus. Atstatyti sveikai, pavalgyti gerą maisto, baltymų, šiek tiek gerų angliavandenių, riebalų, bet nevalgyti to brūdo kepinto aliejose, neaišku kokiuose arba padažuose, kad jūsų dar organizmui sunkiau būtų. Nereikia šito, nes aš irgi būdavo, kad penktadienį išgeri, šeštadienį prisisakai visokio maisto, tada apsunkęs būni, tada ir sekmadienį pagalvoji, tada jau šeštadienį nesąmonės valgiau, tai galiu pavalgyti ir sekmadienį ir tada jau tu visą savaitgalį būni privalgęs visokių nesąmonių ir tarkim pas kam yra aktualu mesti svorį arba siekti kažkokių figūros pokyčių, tai per visą savaitgalį, valgant visokį brūdą, labai galima greitai, per vieną prisėdimą su maistu galima privalgyti, jeigu valgote pizzą su padažu, kokių tenais bulvytės, paskui čipsų, užgeriat kolą, dar ant viršaus ledų, kokius 3000 kalorijų galima suvalgyti taip. O jas sudeginti yra be galo sunku. Tai jūs jeigu būnat visą savaitę minimaliam kalorijų deficite ir paskui per savaitgalį tokį išeinat out kažkur, išgerėt ir paskui per visą savaitgalį galima labai lengvai visą atvalgyti. Ir paskui žmonės galvoja, kodėl pas juos nėra rezultatų.
Todėl, kad pirmas dalykas, tai jūs išbalansuojate savo hormonus, gerdami alkoholiu. Antras, tai jūs išderinate savo miego kokybę, nes miegant visi atsistatymo procesai vyksta. Trečias, pamiršau jau, ką norėjau pasakyti, nes kitas dalykas. Blaivumas stiprina fokusą, motyvaciją ir pasitikėjimą savimi. Šitas yra irgi faktas. Nes pas tave ir motyvacija visai kita, ir fokusas bendrai viskame, ir santykiuose, ir darbe, ir sporte, ir viskame. Nes tu pastoviai žvalus, pastoviai budrus, pastoviai valgai, tarkim, dar jau gerą maistą, gerai miegi, tai tu visada esi aštrus, žvalus ir pasiruošęs viską daryti, greit priiminėti sprendimus, tavo dalykai, kurie tau atrodė anksčiau gal sunkus, tu juos, ta prasme, žiūri, kaip mažai žingsniais eiti link jų ir to siekti. Judam toliau. Net saikingas alkoholio vartojimas 1 ar 2 taurės, tarkim, per savaitę, nors tai atrodo nieko baisaus ir gal didžiai žmonių daliai, kurie gyvena sveiko gyvenimo būdą, sportuoja, gerai miega, gerai valgo, prisižiūri, gal ilgainiui ir neturėsit jūs jokios žalos. Bet kiek mūsų taip gyvena? Kiek mūsų taip gyvena? Aš savo aplinkoje, kaip žinau, 100 žmonių, tai tik keletą žinau, kurie tikrai prisižiūri maistą, tikrai prisižiūri miegą, tikrai prisižiūri aktyvų gyvenimo būdą. Visi daugiau bimbam gyvena. Atrodo nieko tokio. Irgi. Ne tai, kad aš sakau, bet jūs pasidomėkite. Kad 1-2 taurės ir ten, kurie jums specialistai sako, kad nieko tokio išgerti vyno, gal nieko tokio tiem žmonėm, kurie gyvena idealų gyvenimo būdą. Nors visuomenė normalizuoja socialinį gėrimą, bet nepamirškit, kad organizmas vis tiek kenčia. Nepamirškit, kad jūsų kūnas yra kaip jūsų automobilis. Kuo jūs jį labiau prižiūrėsite, kuo jūs jį labiau mylėsite, tuo jums ir geriau tarnaus. Po metų, po 2, po 5, po 10, po 30. Jis anksčiau ar vėliau susinešios. Taip, kad jūs galvokite, kad jūsų organizmas tai kaip jūsų automobilis, kuris yra jums skirtas visam gyvenimui. Ir jūs jį turite prižiūrėti ir mylėti visą gyvenimą. Tai linkiu apie tai irgi pagalvoti. Anksčiau, kaip išgerinėdavau, tai galiu pasakyti, kad jau ketvirtadienį iš 3-4 kompanijų visada gaudavau kvietimus skirtingų, ar išeiti vynelį išgerti, ar alaus, ar dar kažko. Ir kaip tu atsisakei alkoholio, tie pakvietimai dingo. Kaip tai keista neskambėtų. Ir žinot, gal labiausiai net liūdina ir gal nemalonu tas faktas, kad tu atrodo anksčiau, kad ir tavo ten ilgaamžiai kažkokie seni pažįstami draugai ar dar kažkas, bet tas supratimas, kad jūs vienydavo tik alkoholis, kad kaip tu nustojai gerti, tai tu ir pradėjai leisti su tau atrodo tavo senais pažįstamais laiką. Nes tu kaip tu nebegeri, tu nesusitink nei ten vakarienės, nei ten nueiti į kiną, nei tenais pasivaikščioti, nei tenais pas tave į svečius jie atvažiuoja. Ir tu tai kaip atsėdi, pamastai, aš kaip nemažai praleidžiu laiko vienas, nes, nežinau, leisdamas laiką vienas, tikrai aš, galima sakyti, net ilsiuosi. Ir kartais pamastau, kad tikrai, kiek būdavo visokių situacijų, ne tai, kad situacijų, tiek būdavo, žinot, ir pažįstamų, ir draugų, kurie ir dabar yra, kuriais nei mes susipykė, nei dar kažkas, bet kaip ir minėjau, skiriasi vertybės ir tu pradedi leisti laiko. Ir tiesiog tos mintis, kad tu su jais leisdavai laiką ir jūs vienydavo tik alkoholis. Nes kaip tu to nebedarai, tai tu ir nebeleidi su labai daug ko ir laiko. Tai šitas tikrai, galiu pasakyti, kad nuoširdžiai šiek tiek liūdina. Bet yra kita medalio pusė čia. Kad su vienais žmonėm mažiau bendrauji, bet tavo gyvenime atsiranda žmonės bendraminčiai, su tom pačiom vertybėm. Jų gal yra mažiau, bet jie po šiek tiek
kaip tu tame esi pasinėręs ir gyveni. Gyvenimas, likimas, nežinau, kaip kas nori, taip galit pavadinti, bet tave suveda su tokiais pat žmonėm, kurie taip pat masto, turi tokias pat vertybės, aktyviai leidžia laiką, sportuoja, miega, nori gerai atrodyti, motyvuoti, atsakingi. Tai jis tave suveda. Aš net nežinau, kaip aš su keliais žmonėms susipažinau, tiesiog atsitiktinai ir net negaliu net paaiškinti. Tiesiog toks įspūdis, kad kartais atsirandi tinkamoje vietoje, tinkamu laiku ir tu pradedi bendrauti ir žiūri, kad jūs pradedi vienyti bendri dalykai. Tas yra labai smagu. Ir aš tikiuosi, kad tokių žmonių pas mane gyvenimą tik tais daugės. Tai va, noriu visiems labai palinkėti, pamėginti bent kada savo gyvenime padaryti pertrauką nuo alkoholio. Aš suprantu, kad visiems atrodo, kad jūs galite tai padaryti bet kada, bet jūs, žinot, draugams, giminėms gali sakyti bet ką, bet savęs viduje neapgausit. Jūs patys žinot. Ir aš jums nuoširdžiai sakau, atsisakęs alkoholio, kas man net nebuvo niekada didelė problema, tas buvo toksai daugiau socialinis dalykas, atsisakęs gyvenimas pasikeitė kardinaliai. Negaliu pasakyti nei vieno minuso atsisakymo alkoholio. Tik tais pliusai. Ir fizinė forma pagerėjo, ir savijauta, ir hormonai, ir kraujas, ir motyvacija, ir atsakingumas, ir darbe, idėjos naujos, visokios ir produktyvumas, vieni pliusai. Taip, kad nežinau, manau, kad gal kas pasižiūrės, paklausys, gal tai ką nors privers susimastyti, pamėginti, gal kažką įkvėps. Ir jeigu norite, visada man rašykite į Instagramą, aš visiems kiek galiu atrašau, padėsiu, pakomentuosiu, pakonsultuosiu, patarsiu. Nes man nesunku. Kaip man kažkada draugai mano keli yra padėję ir pagelbėję ir patarę, tai aš lygiai taip pat galiu ir noriu padėti kitiems. Tai tikrai rašykit, klauskit, nebijokit ir iki.